Ir bičiulių visi tarsi veidai beveik yra matyti, tai kažkaip kalbėti iš tribūnos galbūt šiek tiek keista, labiau norėtųsi, kad visi būtume susėdę prie tokio didelio ovalaus stalo. Turbūt reikėtų pirmąjį pranešimą studijų savaitės šiek tiek lengvesnė, gal tokia gaida pradėti, ir norėčiau, kad antroje pusėje šito mūsų laiko mes turėtume šiokį tokį pokalbį, diskusiją. Profesorius Mažeikis jau sakė, kad gal net pasimušti reikėtų, su kuo aš galbūt sutinku. Bet kaip gimė šita tema? Be abejo, dvi aplinkybės. Pirmoji yra profesorius Sverdiolas, kuris man kažkada parašė laišką klausdamas, ar nenorėčiau šioje studijų savaitėje paskaityti pranešimo apie tai, kodėl yra verta tyrinėti senesnę, kaip jis pavadino, Lietuvos filosofiją. Ir šitas klausimas, jis visada toksai yra truputį keistas, ir kai aš dabar turėčiau atsistoti ir pasakyti kažkokią apologiją apie tai, kodėl verta tyrinėti, ar kokia čia yra gili prasmė, man atrodo, visada yra tam tikra lengviau paaiškinti asmeninę perspektyvą, kaip tie dalykai atėjo į mano galvą. Ir daugelis turbūt manot, kad reikėtų pirma paaiškinti savo pranešimo pavadinimą, bet aš tai tyčia padarysiu vėliau, šiek tiek palygdamas tos intrigos. Antroji dalis, kalbant apie tos asmeniškumus, kaip profesorius teisingai pastebėjo, aš pakankamai dar bakalauro studijų metais, kokiam pirmam filosofijos kurse, aš pradėjau domėtis, kągi tie lietuvių filosofai kalba ir rašo, gal netgi prieš pirmą kursą filosofijos fakultete. Ir, visų pirma, be abejo, mano pažintis su filosofija 2009 metais atėjus į Vilniaus universitetą, tada dar Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą vieniem metam buvo su Platono veikalų skaitimu, bet tada kažkur, nežinau, semestro vidury pirmojo išgirdau paskaitą vieno vyresnių kolegos skaitomų svečiam iš Lenkijos apie Lietuvos filosofiją, kas galėtų būti įdomu. Ir pasiklausęs tos paskaitos, išgirdau apie kažkokį Antaną Maceiną, apie kurį kažką girdėjau, jau buvau vartęs tokią antologiją pilką, skirtą apžvelgti tarsi, kokios esama tos lietuviškosios filosofijos ir filosofų per 20 amžių. Ir pradėjau skaityti. Ir nors man religijos filosofija visiškai buvo svetima ir tolima visais požiūriais, bet jo trilogija Cor Inquietum, pradėdamas nuo Didžiojo inkvizitoriaus, aš taip per, gerą savaitę labai smagiai suskaičiau, tada paėmiau į rankas filosofijos kilmę ir prasmę. Ir tai buvo viena tų knygų, kuri tapo tokiu savotišku, vienu iš įvadų į apskritai filosofiją. Vėliau, žinoma, horizonte atsirado ir Juozas Girnius, ir Vytautas Kavolis. O dar vėliau, nors mano kitas domėjimosi laukas buvo politinė filosofija, kažkaip atsigrįžau, tai kągi tie lietuviai toj politiniai filosofijoje ar politiniuose svarstymuose kalba, nors politinė filosofija lyg kaip tokia atskira disciplina, galėtume sakyti, nelabai ir egzistavo iki 20 amžiaus 10-mečio, bent jau kaip išskirtas toks akademinis žanras, bet filosofai Lietuvoje visada aktyviai mąsto apie politiką, politinius klausimus, valstybę įvairiais požiūriais. Ir tada tai mane atvedė pakankamai greitai iki Stasio Šalkauskio. Ir visų pirma, Stasio Šalkauskio idėjų apie pilnutinę demokratiją, kaip kitokį būdą mąstyti apie demokratinės institucijas. Ir kartu man buvo gal artimas toksai personalistinis
galėtume sakyti, jo požiūris į tai apskritai, koks turėtų būti asmens ir valstybės santykis. Tai čia buvo tie dalykai, nuo kurių pradėjau domėtis. Vėliau nutiko kitas baisesnis dalykas ir vėlgi profesorius Arūnas Svirdolas labai gerai atsimenu, žiemą važiuojant iš vienos knygų mūgių troleibusu, mane atkalbinėjo to nedaryti, sakė, rašykit filosofinę disertaciją, bet vis dėlto parašiau disertaciją istorijos fakultete apie filosofiją Lietuvoje sovietmečiu nuo 1944 iki 1986 metų. Ir tas tyrimas, jisai buvo visiškai kito pobūdžio, tai buvo ne tiek, turbūt išskyrus paskutinę disertacijos dalį, kuri buvo skirta apžvelgti tokią netiesioginę diskusiją tarp Pavilionio ir Degučio analitiniai kalbos filosofijai, šiek tiek paliesti tokias bendrasias tendencijas 90-ame dešimtmetyje intelektualinės vykstančias, leidyboje ypatingai, pasirodančius vertimus. Arvydui Šliogeriui skyriau nemažą skyrelį ten. Bet visa kita disertacija, be tos tokios paskutinės interpretacinės dalies, iš esmės buvo tokia institucijų ir institucinio lauko istorija. Ir kai profesorius Svirdolas manęs paklausė, ką čia būtų galima pasakyti, tai aš kažkaip taip pagalvojau, o iš tiesų, šitos dvi prieigos labai skirtingos, kodėl taip nutiko ir kodėl vienu atveju, man atrodė prasminga kalbėti vienu registru ir vienais metodais apie Lietuvos filosofiją ir ją tyrinėti, o kitu atveju visiškai kitaip. Nes skaitant ar Šalkauskį, ar Kavolį, ar Greimą, ar Maceiną, ar Girnių, aš juos skaitau kaip dialogo partnerius. Tuo tarpu, skaitant kokio Eugenijaus Meškausko tekstus, neįmanoma turėti dialogiško santykio, nes iš vis neįmanoma suprasti, apie ką tie tekstai, be tokio labai stipraus įsigilinimo į sovietinį ideologijos institucijų politinių srovių lauką. Ir dabar paaiškinsiu tą pavadinimą, nes man atrodo, čia ir yra, tai iš kur atsiranda. Tas sumažinimas yra, ar Lietuva filosofijai turi Platoną. Platono tokio neturim, bet ta prancūziška serija, kuri lietuvių kalba yra verčiama, leidžiama FI knygų mažieji Platonai, tarsi nurodo į tą susisiejimą ir tą buvimą dialogiškame santykyje. Ir šią prasme visi mes, ne tik Lietuvoje, bet ir apskritai, kurie dalyvaujame vienaip ar kitaip apmąstymuose kartu su tuo, kas kartais vadinama vakarų filosofijos tradicija, ar istorija, ar kanonu, dabar populiarus vėl žodis, mes visi tokie esam truputį mažieji Platonai, plačiaja prasme. Ir tame nieko blogo, čia nėra joks pejoratyvas. Bet tas kitas būdas žiūrėti ir toksai redukcionistinis, pavadinkime, kuris nutiko mano disertacijoje, ir aš vis galvojau, kaip tai įvardinti. Ir atsiminiau prieš gerus 15 metų amžinatilsį Algio Uždavinio skaitytą pranešimą Vilniaus universitete. Tai buvo tokia in memoriam konferencija skirta Romanui Plečkaičiui. Ir aišku, sekti to pranešimo buvo neįmanoma, nes tai buvo labai intensyvus, labai tokia sparčia greita kalbė beriamas žodžių srautas. Ir Uždavinys, žinoma, naudodamasis dar šitą savo gebėjimu tuos žodžius ir rišlius sakinius berti itin aukštų tempu, jisai visi terpdavo kokių nors juokelių, pasišaipimų ir kur pavargusi publika nelabai jos užfiksuodavo. Ir vienas tokių pašaipų numestų tuo metu, į kurias niekas, kiek aš pagavau, neatkreipė dėmesio, buvo, ar nėra akademinė filosofija Lietuvoje, Perlojos nykštukų susibūrimas. Ir man tie Perlojos nykštukai vis kažkaip įstrigo. Jo labiau, mano daug vasarų prabėgo Dzūkijoje, netoli Varėnos, ir dviračių dažnai važiuodavau Perloją. Ir dar nuo vaikystės žinojau tą mitą apie Perlojos Respubliką.
bet tą, tokį pabandymą įkurti autonomiją, nes štai miestelis, tikras polis, ar negalėtume sakyti, susirenka ir nusprendžia, ne, mes nebūsime šiaip nei Lietuva, nei Lenkija, mes pasitarėme. Taip, ne, bet vaikystėje tai buvo kaip mitas. Bet tai iš tiesų tikras istorinis įvykis 1918-19 metais egzistavo tarsi ta respublika su būtent aspiracija, kad tai bus toksai neutralus taškas, kur gali vykti mainai, toksai neišsipildęs Lietuvos monakas Dzūkijos smėlynuose ir pušynuose. Kaimynai prašėsi Taip, ten visos tos politinės istorijos neliesiu, bet štai Algis Uždavinys, jisai referavo, aišku, į tą tokį šiek tiek juokingą komiškumą šito politinio bandymo, tokio romantinio naivumo, bet jis man visada šiek tiek apeliavo. Bet aš būtent galvodamas, jeigu nemažai Platonai, tai kaip mes galime kalbėti apie tą lietuvišką filosofiją, kas yra tie kiti, kurie nėra Platonai, tai turbūt gal Perlojos nykštukai jie ir galėtų būti bent poetiškai pavadinti. Ir čia norėtųsi pereiti prie jau tokios, mano šiandienos pokalbio rimtosios dalies, tai yra pabandyti šiek tiek apmąstyti, kaip tas pas mus santykis su lietuviškąja filosofijos, nežinau, ar tradicija, ar tiesiog tekstų palikimu, kaip jisai formavosi ir mezgėsi, ir kartu šiek tiek apmąstyti, būtent, kuriame taške yra galimybė nustoti būti Perlojos nykštuku ir tapti mažuoju Platonu. Ir rašydamas savo disertacinį tyrimą ir gilindamasis tas visas institucinės sroves ir lauką, tu labai aiškiai matai, žvelgdamas Lietuvos filosofiją, sovietmečių, sovietinės okupacijos sąlygom, kad, iš tiesų, tie tekstai, kurie yra publikuojami, tos diskusijos, kurios vyksta, vienas dalykas taip yra cenzūra, yra autocenzūra, yra labai aiški sovietinių institucijų pastanga riboti, hermeneutinį horizontą, tai yra, kokie tekstai yra prieinami, gauti kažkokius tekstus, ypatingai dar 6-7 dešimtmetyje, kurie nėra ar sovietinis marksizmas vadovėlinis, ar tiesiog vis tiek toksai labai utriruotas, sušaržuotas perpasakojimas vakarų filosofijos ir jos srovių, yra iššūkis. Bet ką aš supratau bedarydamas tą tyrimą, ta istoriko manija pusė visada ieško determinizmo. Kas gali paaiškinti tai, kad žmogus vienu metu pradeda mąstyti apie Kierkegaardą, Hegelį, Heideggerį, iš kur tai atsiranda. Ir istorikas tarsi, ar idėjų istorikas, ir biografistiką užsiemantis žmogus, jisai visada ieškos, tų kažkokių objektyvių aplinkybių. Bet ką aš supratau, tam tikrų momentų, tai irgi yra tam tikra objektyvi aplinkybė, bet ko negali toks tyrimas paaiškinti, jis visą laiką žiūrės redukcionistiškai į tai, kas vyksta. Jis visada ieškos priežastingumo. Kita vertus, filosofijoje mes kaip tik ieškom visai kitokio žiūros kampo ir kitokio kalbėjimo taško, nes paprastai net manydami, kad esame įrėminti tam tikro horizonto, ar kalbame, žiūrime iš tam tikros perspektyvos, tai nėra tas pats, kas manyti, kad mes esame determinuoti savo mąstymą. Tai yra, man atrodo, fundamentalus skirtumas tarp šitų dviejų pozicijų. Ir daugmaž žiūrėdamas į tai, kas vyksta filosofijos lauke 8-ojo dešimtmečio pabaigoje Lietuvoje ir ypatingai 9-ajame dešimtmetyje, labai aiškiai gali fiksuoti tai, kad viena vertus politiškai tarsi kaip tik yra brežnevinis sąstingis. Ir visoje sovietologiniai istoriografijoje, ta tokia politinė schema, jos laikomas yra įvairūs stalinizmo laikotarpiai, ir ypatingai toksai pokarių intensyvus, brutalus prasideda 47 metais su atnaujintų ideologiniu spaudimu,
su tai, kas vadinama Ždanovščina, represijos, fizinės represijos atsiranda vėl su naujų intensyvumu, jau nekalbant apie masinį terorą, bet taip pat nukreipta prieš tuos intelektualus ir akademikus, kurie lieka čia Lietuvoje. Tai Levas Karsavinas yra 49 metais suimamas. Prieš tai jis dar 47 metais leidžiamas iš Vilniaus universiteto. Jis dar iki to laiko pradėjo to, vėliau jis dirba įvairiose muziejinėse institucijose. Jis yra pirmas toksai represuojamas 50 metais Vasilijus Sezemanas, taip pat yra suimamas ir tardymo metu, tą tikrai galima pasakyti, jie yra ir mušami, kankinami nemiga ir patiria įvairiausius žiaurumus. Tik tai skirtumas, aišku, ir Sezemanas yra unikalus atvejis, kad jisai ne tik grįžta iš lagerio 56 metais, bet yra reabilituojamas ir grįžta dėstyti į Vilniaus universitetą. Tai yra toksai, bent jau kiek aš domėjausi Baltijos, bent jau šalyse kažko panašaus, tokio atvejo, nelabai yra represuotų, bet kad žmogus būtų represuotas ir grįžtų ir tą kažkokį kitokį kalbėjimo būdą, kitokį akademinį etosą pabandytų sugrąžinti, tų dalykų nėra. Tai štai tuo tarsi chruščiovinio atlydžio laikotarpiu, nors ideologinė prasme yra beprotiškai didelis toliau spaudimas, kaip tik galėtume sakyti, yra toks paskutinis pabandymas tikrai įtikėti ar save ar kitus įtikinti sovietinę utopiją. Ir jokio nemarksistinio diskurso filosofijoje iš vis nėra toleruojama, labai taip principingai, ypatingai Lietuvoje, žvelgiant ant kokio mokslo akademijos dokumentus, matosi netgi toks sugriežtinimas papildomas, kad turim dar labiau spausti ant marksizmo. Bet pradeda formuotis tam tikri instituciniai procesai, ateina į aukštojo mokslo institucijas karta gimusi jau ar augusi ankstyvuoju pokariu. Ir vis tiek tas akademinis gyvenimas, jis bent jau kažkiek nusistovis, profesionalizuojasi. Taip viskas, ypatingai humanitarikų, yra beprotiškai ideologizuota. Bet galiausiai mes matom, kad yra tam tikras, bent jau nusistovėjimas naujos normos. Ir kas nutinka vėliau su kaip tik jau to brežnevinio sąstingio laikotarpiu, per buržuazinės ideologijos kritiką, per pirmuosius vertimus į lietuvių kalbą to, ką buvo galima išversti, o dažniausiai tai turėjo būti tekstai, kurie jau buvo prieš tai išversti į rusų kalbą, taip toliau. Pirma, problemose pradeda rodytis įvairių vakarų filosofijos, visų pirma, 19-20 amžiaus klasikų, sakytume, vertimai ir tekstai. 74 metais toks didelis įvykis, tokia pirma balta filosofijos antologija pasirodo. Ir čia kaip tik atrodytų visi kituose, sovietologinė literatūra, kituose laukuose dažniausiai kalbama kaip tik čia pats brežnevizmas, pats sąstingis, bet filosofija štai prasideda visai kiti procesai, kažkokia visai kita fermentacija. Ir be abejo, jau akademinėme lauke pradeda reikštis kitokie žmonės, kuriem marksizmas, ta tiesioginė, nei meškauskinė kažkokia sovietinių vadovėlių prasme, nei net iš tikrųjų klasikinis marksizmas, jis nebėra įdomus. Jam yra atliekama tai, kas vadinama lip service, atnašaujama įvairiais požiūriais, bet štai Evaldas Nekrašas, Arvydas Šliogeris, vėliau profesorius Arūnas Sverdiolas, Tomas Sodeika ir daugelis kitų, jiem pradeda kalbėti apie tai, kas vyksta vakarų filosofijoje. Be abejo, gavimas tų tekstų toliau išlieka labai sudėtingas, bet naudojamas įvairiausiais tinklais, ten be abejo taip pat dalyvauja ir tokios figūros kaip Merabas Mamardašvilis, kuris laikas nuo laiko atvažiuoja ir Vilnių, mezgasi tam tikrai išeivijos filosofija, kai kurie žmonės atvyksta
į Lietuvą, tarsi aplankyti savo jau šeimos narius, giminės. Be abejo, pirmosios paskaitos Greimo Vilniaus universitete yra didžiulis kultūrinis įvykis, bet kas nutinka daugmaž nuo to laiko, žvelgiant į tai, kokie tekstai yra pradedami rašyti, nebūtinai arba bent jau kokie klausimai yra pradedami svarstyti, jau to nebegalima suredukuoti į kažkokią, tokią institucinę dinamiką. Ir čia vat yra dalykas, kad laisvės tom deterministiniam savokom, kaip paprastai ieškodamas, kaip istorikas, kuomet ieškai, kas galėtų paaiškinti, tu jau tų dalykų nebegali paaiškinti. Reikia išeiti į kitokį santykį, į kitokį aiškinimo būdą ir kitokį tų tekstų skaitimą. Ir čia turbūt geriausias to įrodymas, to intensyvaus proceso, kad tas formaliai tarsi lūžis su publikacijomis, vertimais ir panašiai, kuris įvyksta iš karto atgavus nepriklausomybę, jisai neatsiranda iš niekur. Tos jau yra verčiami tekstai, jau yra ruošiami tomai to paties Maceinos, Šalkauskio išleidimui dar be kovo 11-osios. Jau yra intensyvus procesas, kurio tu negali aiškinti taip instituciškai ir deterministiškai. Ir jau užsimezga kitoks santykis su lietuviškąja, taip pat, apie ką norėčiau šiandien kalbėti, lietuviškąja filosofinė kultūra. Nes, iš tiesų, jeigu žvelgti į tai, kaip prieš tai atrodė, tai, ilgą laiką, pirmosius kokius gerus 2 pokarinius dešimtmečius, iš vis neminimi vardai tarpukariu rašiusių filosofų, iš vis jie nėra niekaip linksniuojami ir gal tik tai 7 dešimtmečio pradžioje, 62-63 metais, dar leidinys Filosofija, kuris vėliau virsta žurnalu Problemos, publikuojama tokia bibliografija, tai kokiųgi nuo 20 amžiaus pradžios, kokiųgi buvo filosofinių tekstų išleista ir publikuota. Ir tai yra pirmas toksai paminėjimas, kad apskritai tokie dalykai egzistuoja oficialiam lygmenį. Be abejo, tie tekstai cirkuliuoja, tų tarpukarinių knygų, leidimų, to paties Šalkauskio tekstas, galėtume sakyti, metodiniai nurodymai, kaip rašyti moksliniai tyrimai į darbą, tikrai žinau, kad yra skaitomi, bet pagaliau tarsi tai pasirodo. Ir tuomet, aišku, kaip reakcija, visų pirma ideologinė, institucijose tokiose kaip Mokslo akademija, pradedama, kalbėti, kad viena vertus reikia buržuazinės filosofijos kritiką kažkokį vystyti, tai nukreipta į praeitį, taip pat buržuazinės filosofijos išeivijoje, nes ta konkurencija, kažkokia ideologinė grėsmė yra vis aiškiau ir aiškiau juntama, ypač per visą 8-ąjį dešimtmetį. Bet paraleliai pradedami skaityti ir tie tekstai, kurie prasmunka pro geležinę uždangą. Ir Juozo Girniaus Žmogus be Dievo, kaip ne tik tam tikras bandymas pateikti tokią filosofinę istoriją ateizmo fenomeno su bendrais paaiškinimus. Beje, ten yra puikus tekstas apie marksizmą, neblogai paaiškinantis ir tokį vadovėlinį sovietinį marksizmą labai gerai apžvelgiantis, geriau negu daugelis sovietmečių publikuotų tekstų. Bet ką tokie tekstai moko? Jie moko kitokio kalbėjimo, kitokio rašymo būdo, kad ta kalba neturi būti visiškai medinė, kad nebūtina konstruoti tokių baisiai gremėzdiškų, tuščių ideologinių formuluočių, kad filosofinis tekstas gali būti visai kas kita. Ir paraleliai prasideda, yra oficiozinis kažkoks filosofijos institucijų gyvenimas, bet filosofijos gyvenimas iš tiesų pradedamas gyventi paraleliai jų. Net jeigu žmogus gali dirbti ar universitete, ar moksliniam institute, jo oficialios pareigos ir tai, ką jis
daro akademiškai ir tai, ką jisai daro kaip mąstytojas, kaip privatus kūrėjas ar rašytojas, tai pradeda vis dramatiškiau ir dramatiškiau skirtis. Ir galų gale galima fiksuoti, kad ir santykis tas nutrūkęs toksai dramatiškai įvykęs pertrūkis su ligtolinė besiformavusią filosofijos, nesakyčiau, kad tradicija, bet įvairiomis atšakomis, įvairiomis recepcijomis, ką nutraukia Antrasis pasaulinis karas, pirmoji sovietinė okupacija, nacių okupacija ir antroji sovietinė okupacija, pradedama ieškoti, kaip vėl tą ryšį užmegzti. Ir čia įdomumas yra tas, kad būtent tarsi geografinio pertrūkio nėra. Sezemanas gal buvo vienintelė kažkokia tokia šiek tiek jungianti figūra universitete, kaip toks gyvas reliktas kažkokių laikų ir kažkokio kitokio universiteto, kuris kadaise buvo, toks šiek tiek priminimas, bet po to yra toksai dramatiškas pakankamai pertrūkis. Ir to organiško santykio su to filosofinio palikimu, kuris yra iš tarpukario, ar tuo metu vystosi išeivijoje, jo nėra. Bet jis pradedamas formuoti iš naujo ateinančius naujos intelektualų kartos. Ir čia gal įdomumas yra tame, kad kaip tik išeivijoje, iš esmės ta karta Maceinos, Girniaus, Vyčino, jie rašo, publikuoja, bet po jų jau, tos lietuviškosios išeivijos filosofijos tarsi kaip srovės jų nebėra, tai yra vienos kartos iš esmės, ar pusantros kartos galėtume sakyti reiškinys. Be abejo, yra jaunų filosofų ar filosofiją tyrinėjančių intelektualų išeivijoje, kurie moka lietuvių kalbą, kartais rašo į metmenis ar aidus, bet jie jau yra, jie intelektualinė prasme, jie egzistuoja kitame pasaulyje. Jiem tai, tas nei ta tarpukario Lietuvos filosofija yra tarsi jų kažkokios intelektualinės tapatybės dalis, nei juo labiau tai, kas vyksta tuo metu sovietų okupuotoje Lietuvoje. Gal įdomu kartais tik tai pasižiūrėti, parecenzuoti, kokiasgi nesąmonės rašo koks Skaisgirys, bandydamas apžvelgti, kas yra šiuolaikinė buržuazinė filosofija, kaip tai yra neprofesionalu, kaip tai yra komiška, vien akademinio intelektualinio lygio, jau nekalbant apie žiaurį ideologizaciją, bet tas santykis neužsimezga. Bet santykis vėl, bandymas atkurti to pertrūkio, jis kaip tik įvyksta, galėtume sakyti, paskutiniais sovietinės okupacijos dešimtmečiais. Kaltininkas, vienas pagrindinių kaltininkų to proceso man yra iš dešinės šiuo metu, nes pirmasis tekstas, kurį galėtume skaityti kaip, iš tiesų tokį neideologizuotą tyrimą, yra nedidelė profesoriaus Sverdiolo juoda knygelė apie Lietuvos kultūros filosofiją. Ir tai irgi toksai, ženklina, toks riboženklis, kad jau dalykai yra pasikeitę. Ir vėliau ta visa serija minties leidžiama iš Lietuvos filosofijos palikimo tą tarsi toliau į žemę. Tai čia yra tas lūžio taškas, kuris įvyksta, kuris, man atrodo, yra svarbus ir jį reikia prisiminti. Ir kalbant apie tą santykį, tai koks yra tas, kaip mes galime skaityti tuos įvairius tekstus Lietuvos filosofijos istorijos, tai yra, reikia reflektuoti ir tą pertrūkį, bet ir kartu tą bandymą atkurti pertrūkį ir iš ko tai atsiranda. Ir kad to mes negalime paaiškinti vien kažkokiamis objektyvimis aplinkybėmis ar kažkokiamis priežastimis. Taigi, kas tie mažieji Platonai ir kas tie Perlojos nykštukai? Čia vėlgi ne apie kažkokius autorius, žmonės ar asmenybės, čia yra apie tai, kaip mes interpretuojame ir du galimus žiūrėjimo taškus.
Tai yra metodologinis skirtumas, į kokį santykį mes einame su autoriumi, į kokį santykį mes einame su tuo tekstu, kurį mes matome. Ir kažkaip mąstant pastaruosius, jau nežinau kiek metų, aš nuolatos atrandu, kad vienaip ar kitaip kažkokio filosofo tekstas Lietuvos man gali tapti tokiu geru arba įvadu į tam tikrą temą, arba geru pokalbio partneriu, arba netgi gerų dialogo partnerių, netgi kalbant apie šiuolaikinės aktualijas. Ir vienas autorių, apie kuriuos aš iš tiesų taip pat labai daug pastaruoju metu kalbu, nes esu įsipareigojęs apie jį parašyti studiją, tai yra Stasio Šalkauskio rytų vakarų sintezės idėja. Ir šiek tiek nuklysiu ir bent jau pateiksiu tai kaip tam tikrą pavyzdį, kodėl man atrodo apie tą kultūrinę sintezę verta mums kalbėti šiandien. Ir kaip gali būti, atrodytų autorius, rašęs prieš beveik amžių, daugiau nei 100 metų ir mažiau nei 100 metų, tas Šalkauskio periodas nuo 1919 iki 40 beveik metų, toks pakankamai intensyvus ir vaisingas. Ir atrodytų, ką čia būtų galima kalbėti apie tą kultūrinę sintezę, jo labiau, kad yra siejama su tokia kliše apie Lietuvą tarp rytų ir vakarų. Ir dabar jau tarsi kalbėti apie kažkokią Lietuvą tarp rytų ir vakarų yra labai politiškai nekorektiška. Bet Šalkauskis, kalbėdamas apie tą sintezę, aš išskirčiau gal 2 tokius ryškius etapus jo mąstyme ir kodėl, man atrodo, jie yra aktualūs. Pradžioje, dar būdamas Šveicarijoje, jisai rašo tą savo veikalą Ant 2 pasaulio ribos. Jis rašo į rusų kalbą ir tada verčia į prancūzų kalbą. Šiaip yra gimęs lenkakalbėje, tokioje lietuviškoje, lenkiškoje šeimoje. Jo tėvas buvo gydytojas, jo motina buvo iš bajorų, Gauštautaitė. Ir labai irgi išslavinusi moteris, tikrai suvaidinusi vaidmenį jo tokiam formavime jaunystėje. Ir štai jam gimtoji kalba buvo lenkų, jisai studijuoja filosofiją visų pirma Maskvoje ir daugiausia laiko, aišku, sėdėdamas Samarkande, nes dėl prastos sveikatos jam nelabai sekasi iškęsti maskvieniškas žiemas. Ir jisai rašo apie Lietuvos kultūrą, kas jį turėtų būti, rusų kalba ir verčia į prancūzų kalbą. O vėliau tarsi tos apmąstymus verčia į lietuvių kalbą atgal. Tai yra tas, man atrodo, šitas nupasakojimas yra geriausias parodymas, tai kasgi yra ta kultūrinė sintezė. Tai yra santykis su skirtingomis kultūrinėmis įtakomis. Ir šiandienos, diskusija ta pastarojo meto įvykusi apie Lietuvos kultūros kanoną, ar kaip čia jį dabar reikėtų politiškai sunormuoti, apibrėžti, užkonservuoti, jinai kaip tik, man atrodo, labai gerai rodo, kaip neišmoktos yra šalkauskiškos pamokos. Ir vėlgi, kodėl Šalkauskis čia gali būti dialogo partneris, nepaisant to, kad yra prabėgę daug laiko, nepaisant to, kad kai kurie jo samprotavimai apie neutralitetą tarp rytų vakarų, man atrodo, kažkokie ar naivūs, ar pasenę, ar jo kalbos stilius irgi labai savotiškas. Iš pradžių pirmą kartą skaitydama Šalkauskį, aš maniau, kad čia tiesiog kažkokia tokia tarpukarinė kalba, vėliau supratau, kad ne, čia tiesiog Šalkauskio kalba. Jisai pats išsimoko lietuvių kalbos, daro kažkokius savotiškus naujadarus, labai nepaiso, ką jam ten kalbininkai dar tarpukariniai bando ten jį kažkaip normuoti, redaguoti, ir kiek žinau iš atsiminimų ir liudijimų, jis niekam neleisdavo jo tekstų redaguoti. Buvo pats baisiausias autorius, jis baisiai pykosi su kalbininkais. Tai jisai, žmogus pats susikūrė savo kažkokią tokią kiek egzotiškai skambančią lietuvių kalbą.
į ją bando versti visą tai, ką jis atsineša iš studijų, ypatingai Šveicarijoje, Friburė ir vokiečių kalbos, prancūzų kalbos, anglų kalbos jis taip gerai nežinojo. Tekstus įdėjęs autorius savokas ieškoti kažkokiu atitikmenų, kur tos naujadarus, kurie būtų lietuvių kalboje. Tai jam tai yra praktinis, tai kas yra ta kultūrinė sintezė, suteikti tiem universaliem turiniam konkrečiai lietuvišką pavidalą. Tai tas vertimo aktas jam irgi būtų kultūrinės sintezės aktas. Bet štai, mąstant apie Šalkauskį dabar ir kodėl jis, man atrodo, galėtų pavyzdžiui būti tokio dialogo partneriu, tai būtent tas lietuviškas kultūrinės ir politinės refleksijos diskursas, kaip mes mąstome apie tuos iššūkius ar įsivaizduojamus, menamus, numanomus iššūkius kažkokiai lietuviškai kultūriniai, kalbiniai, politiniai tapatybei. Per pastaruosius 30 mečius, man atrodo, buvo pastatytas ant neteisingų pamatų ar ant neteisingų dichotomijų. Ir labai panašių išvadų priejau kalbėdamasis apie Šalkauskį su kolegomis kultūros filosofais Lenkijoje. Ten labai panašus kai kurie yra įsivaizdavimai apie tos dalykus. Tai yra, kitaip sakant, kas tie iššūkiai. Tai tarsi Lietuva atsiveria pasauliui, yra globalizacija ir globalizacija kaip toksai objektyvus ekonominis procesas, kaip tik įsibėgėjantis itin 20 amžiaus 10-ajam dešimtmetyje. Ir tada, pas mus yra tas vijimasis vakarų, bandymas įsilieti į Europos Unijos politinį projektą, tada užsimezga tarsi kažkoks ginčas ar diskusija, ar tai bandant kritikuoti, ar tik bandant ginti tokį, tautinio patriotizmo ar net nacionalizmo kažkokį lietuviškumo supratimą, ar tokį tautinį Lietuvos kaip būtent tautinės monoetinės valstybės projektą. Ir ideologinės tos linijos, man atrodo, čia vaidino tokį didesnį vaidmenį nei kad objektyvi tikrovė. Ką aš tuo noriu pasakyti? Tai yra tas ginčas, ar tu esi liberalas ar patriotas, ar tu už atvirumą ar tautiškumą, jis yra pastatytas ant visiškai neteisingos dichotomijos ir, man atrodo, pastarojo meto įvykiai, procesai taip pat iliustruoja. Bet globalizacija, kaip ją žiūrėta, ypač į patriotiškumo, kažkokių tautinių idealų ar įsivaizduojamą kalbos gynimą orientuotose terpėse dažniausiai artikuliuota kaip grėsmė, bet grėsmė moralinė. Tai jau kraštutinumas, aišku, yra visas diskursas apie supuvusius vakarus, bet bendraja prasme apskritai atsiverimas pasauliui matytas kaip pavojus kažkam turiniui, kurį reikėtų išsaugoti. Kairiajame diskurse globalizacijos problemos veikiau matytos per socialinius ir ekonominius padarinius, kultūriniuose klausimuose tos kažkokios tikros postkolonialinės kritikos, jos žodyno naudojimo iš tiesų būta maža, kartais yra pareferuota, bet rimtai tas savokinis aparatas taip pat nesiimtas taikyti. Ir čia įdomumas tas, kad abi pusės tarsi sutarė, kad globalizacija yra grėsmė ir tik tai klausimas, koks turi būti mūsų atsakas ir kur yra tiksliai problema, ar iššūkiai yra socialiniai, ekonominiai, ar jie yra kažkokie kultūriniai, moraliniai ir taip toliau. Abi pusės beje dažniausiai sutinka jų kraštutinėsios tokios flangai, kad apskritai Lietuvos tranzicija posovietinė, socioekonominė buvo nesėkminga tarsi, kad tai yra nesėkmės istorija, o nesėkmės istorija. Aš su tuo dabar nediskutuosiu, nepolemizuosiu, bet man atrodo problema ta, kad tiesiog šitos paradigmos jos ne tik buvo pastatytos ant tokios klaidingos dichotomijos, bet ir apskritai praradusios savo aktualumą. Nes apie ką šie diskursai vėluoja kalbėti,
ir man atrodo jau vėluoja labai smarkiai kalbėti, tai yra regionalizacija, fragmentacija, gal net deglobalizacija. Mes jau galime fiksuoti, bent jau ekonominiam diskurse jau yra kalbama apie, kad globalizacija baigėsi, jos pikas jau įvyko, dabar mes kaip tik matome priešingą tendenciją. Vėl į ekonominį mintį grįžta izoliacionizmas, protekcionizmas, merkantilizmas, bet ir taip pat su tuo susijusios įvairios kraštutinės nacionalistinės ideologijos. Tie dalykai, jie taip vienas kitą stiprina ir palaiko. Ir kodėl čia galėtų būti aktualus Šalkauskis, man atrodo būtent dėl to, kad jisai visai kitą žiūrėjimo kampą siūlo į tame santykyje, kas yra lietuviškumas ir ką reiškia turėti ar kultūrinį kanoną, ar jį bandyti sukurti. Tai jam nėra tokios užkonservavimo klausimas, jam tai yra tam tikros intelektualinės galimybės ir reikmės sukurti klausimas. Tai yra buvimas lietuvių, jo supratimu, tai reiškia sukurti aktualią, modernę, dabarties iššūkius atliepiančią kultūrą, kuri, galėtume taip negražų ekonominį terminą pasakyti, būti konkurencinga pasaulyje. Kodėl mes apskritai turėtume save asocijuoti su šitą terpę, su šitą bendruomenę, su šitą kalbą, su šito politiniu projektu, šitos valstybės. Taip sakant, tas klausimas, jisai galėtų būti mąstomas iš visai kitos perspektyvos. Ir kaip sakant, tai, kas yra postglobalizacinėme pasaulyje, man atrodo, tos problemos ryškės, ta fragmentacija, vėl toks ryškesnis jautimas valstybių sienų, ginčai dėl suvereniteto, vėl mes galime matyti, kad suverenumo kaip autarkiškumo apibrėžtis grįžta į politinį diskursą. Jeigu dar prieš 2 dešimtmečius tai buvo tokių ypatingai dešinėje politinės teorijos lauke diskusijos apie Karlą Šmitą ir suverenitetą buvo toksai teorinis žaidimas, kokios yra tos suvereniteto apibrėžtis. Tai dabar mes galime fiksuoti, kad tie dalykai jie įžengia į plačią politinės vaizduotės erdvę apskritai visame pasaulyje. Ir tokiose situacijose atsigrįžimas tuos į lietuvių autorius, man atrodo, jisai viena vertus gali parodyti, kad tai, su kuo mes susidurėme, nebūtinai yra taip radikaliai nauja, kaip mums atrodo, kita vertus duoti tam tikrų įrankių. Ir tai, man atrodo, vien dėl to šitas užmezgimas santykio ar bandymai tie įveikti įvykusi pertrūkį, jie kyla ne tik iš kažkokio intelektualinio smalsulio buvusio ar tarsi formalios duoklės, kad štai mes dabar filosofijos institucijose turėtume kalbėti apie tos, kurie irgi buvo filosofai tarsi čia prieš mus, bet užmegzti tokį dialogišką santykį. Tai man dabar tų apmąstymų partneris yra Šalkauskis, kažkiek rašau ir apie Pakšto Baltoskandijos idėją, bet čia, man atrodo, su daugeliu autorių mes nuolatos atsigrįždami galime pamatyti, kad tas kaip kultūrinis kodas, tų autorių suformuoluoti klausimai ir problemos mus nuolatos persekioja. Ir šioje vietoje norėčiau savo monologinį kalbėjimą sustabdyti ir gal galėtume pradėti tiesiog kalbėtis.